Sveiki, čia Hubertas iš Libra Lures komandos. Šiandien turiu malonumą Jums pristatyti masalą iš Trout serijos, tai Flatworm. Pradėkime. Prieš kurį laiką mūsų YouTube kanale galėjote pamatyti vaizdo įrašą apie Flatworm Junior, kuris debiutavo visai neseniai praėjusio sezono rudenį. Čia rasite nuorodą į tą vaizdo įrašą. Jei dar jo nematėte, labai kviečiu pasižiūrėti. Šiandien šiek tiek palyginsime šiuos du masalus, nes nors jie atrodo panašiai, jų gaudymo stilius šiek tiek skiriasi. Visų pirma, tai yra masalai sukurti labai sudėtingoms upėtakių žvejyboms, bet svarbiausia – didelėms žuvims. Jais norime pagauti tikrai gražių upėtakių ir šis masalas mums tai leidžia. Be to, šis masalas iš karto pasiteisino Trout Are tipo varžybose. Žuvys iš karto pamėgo šio masalo žaismą, nes jis šiek tiek skiriasi nuo kitų Libra Lures serijos masalų, tokių kaip Ding Worm ar Fatty Day Worm. Tačiau apie visą tai netrukus sužinosite ir įsitikinsite patys. Fletą, kaip įprasta, rasite mūsų patikimuose indėliuose. Turime du dydžius – 95 mm ir 65 mm. Šis pavadinimas papildytas žodžiu Junior, kad be vargo atskirtumėte, kuris yra kuris. Mažesnis 65 mm dydis indėlyje siūlo net 15 masalų. Tuo tarpu 95 mm 10 guminių masalų. Šie masalai yra gana neįprasti. Netrukus pamatysite šių masalų priartinimą ir pastebėsite vieną detalę, kuri lemia, kad šis masalas yra nepaprastai efektyvus. O čia turiu Flatworm Junior. O čia jau paruošiau Jums Flatworm 95 mm. Kaip matote, skirtumas matomas plika akimi, tačiau nepaisant pakeisto dydžio, šie masalai turi vieną bendrą bruožą. Svarbiausia čia yra tas uodegėlė. Pažiūrėkite. Dabar laikau masalą tiesiai, o ta uodegėlė šioje vietoje yra užapvalinta. Tai lemia, kad kai vedame tokį masalą lengvais meškerės trūktelėjimais, jis tiesiasi ir lenkėsi. Ir iš tikrųjų, nors šis masalas yra net 95 mm ilgio, reikia pripažinti, kad dėl to, jog čia uodegėlė yra specialiai suformuota, jis iš tikrųjų yra trumpas. Trumpesnis nei nurodytas dydis. Taigi, jeigu aš ją ištiesinčiau, tada ji tikrai būtų 95 mm ilgio. Kai ji tiesiog kabo arba guli, tas ilgis jau yra gerokai trumpesnis. Ir čia atsiranda bendra savybė visiems Trout serijos masalams. Kai žuvis griebia, o jos tikrai neignoruoja tokio masalo, juk kas nenorėtų suvalgyti tokio kirmino, tuo metu masalas labai gražiai susilenkia ir leidžia gerai užkirsti žuvį. Nors čia vėlgi nenaudojame ilgų kabliukų, kad masalas tiesiog neišsistandintų. Kuo natūralesnis masalo judėjimas, tuo geresni rezultatai prie vandens. Patyrę žvejai tai puikiai žino. Tie, kurie tik pradeda bandyti laimę su upėtakiais, žinokite, kad čia nereikia naudoti kabliuko, kuris siektų pusę masalo ilgio, nes taip tiesiog sugadinsite jo žaismą. Netrukus pamatysite ne tik šio masalo judėjimą vandenyje, bet taip pat parodysiu Jums patį pagrindinį šio masalo apginklavimo būdą. Bet pažiūrėkite iš pradžių, kokia ji neįtikėtinai tampri ir kas smagu. Aš ją ištempiau, manau, drąsiai daugiau nei 30 cm, o ji visiškai nepažeista grįžo į savo pradinę formą. Dėl to šis masalas mums tarnaus gaudant daugybę žuvų.
Tai nebus taip, kad viena žuvis ir vienas masalas. Iš tikrųjų, kai žvejoju trout are, su tokiu flatworm be vargo galiu pagauti 7-8 žuvis iš eilės, neprarandant laiko, o tiesiog toliau apžvejojant tą pačią vietą, kurioje šiuo metu žvejoju. O flatworm apginkluoju tradiciškai wolframiniais galvakabliais su beuodegiais kabliukais. Tie wolframiniai galvakabliai ypač pasiteisina naudojant Flatworm Junior. Šis masalas yra palyginti plonas. Taip pat naudojame šiek tiek siauresnius kabliukus, kalbant apie lenktąją dalį, kad masalas gražiai atrodytų, bet svarbiausia, kad patikimai užkibtų žuvys, kurios tuo metu kimba. Tačiau svarbiausia, kad wolframas taip stipriai neišsiskiria iš masalo, kurį norime pateikti. Jeigu čia naudojame net ir 5,5 mm galvutes, tai yra 1,5 gramo, jos būtų daug didesnės nei atitinkamos wolframinės. Štai taip atrodo paruoštas masalas. Labai greitai ir labai lengvai galima tai padaryti ir tai įmanoma dėl šios specialios briaunos, kurią čia matote. Galime šiek tiek palenkti šį kirminą, taip pat galime jį ištiesinti bet kokiu būdu, kad galėtume žvejoti taip, kaip mums patinka. Nerekomenduoju daryti per didelio užlenkimo. Jeigu žvejojame upėse, kodėl? Nes toks masalas suksis įvairiose srovėse, tėkmėse. To būtų nepageidautina. Man atrodo, bent jau mano nuomonė, kad nėra prasmės to daryti pernelyg perdėtai. Bet žinoma, to nedraudžiame, nes šie masalai pagaminti iš plūdros medžiagos. Iš tiesų, veiksmingų ginklų asortimentas čia yra gana platus. Šiam įrašui pasiruošiau specialų indėlį su įvairiais fleksais ir kas smagiausia, čia sumaišyti tikrai įvairūs atspalviai. Čia vienas iš mano favoritų – Coffee Milk. Šie atspalviai, nors ir yra įvairūs, turi skirtingus tonus, tačiau jie tarpusavyje nenudažo vienas kito, kas yra labai patogu, nes dažnai eidamas prie upės turiu specialų diržą su dėžute, į kurią tiesiog suberiu įvairius to paties modelio atspalvius ir einu prie vandens be baimės, kad jie kažkaip persidažys. Kitas dalykas yra tas, kad čia turime būtent 2 dydžius tam, kad geriau prisitaikytume prie žuvų, kurias planuojame gaudyti poreikiu. Tokį flecą, neslėpsiu, dažniau naudoju gaudydamas būtent didelės žuvis, tačiau tai nekeičia fakto, kad šį masalą be problemų praryja ir gana maži upėtakiai, netgi 30 cm. O tokį mažą flecą tikrai dažnai naudosiu kartu su Mateušiu ar Tonku Podkuliu per Lenkijos Grand Prix, kuris jau artėja dideliais žingsniais šių metų pavasario pradžioje. Na, o flecą, kaip ir kitus trout serijos masalus, rasite bekvapiame variante su sūrio, česnako bei krilio aromatais. Gerai, o čia jau turime Flatworm ir Flatworm Junior. Kaip matote, šie masalai visiškai neatitinka dydžių nurodytų ant jų pakuočių. Kadangi šie masalai, kaip jau minėjau, turi būdingą užlinkimą ties uodegos dalimi. Bet pažiūrėkite visų pirma, kaip jis gražiai išsitempia ir be problemų grįžta į savo pradinę formą. Tas pats ir su Flat Junior. Taip pat neįtikėtinai tamprus, tvirtas masalas, skirtas upėtakių, ešerių ir kitų žuvų rūšių žvejybai. O dabar pereisime prie labai svarbios mūsų bandymo dalies. Stebėsime, kaip šie masalai elgiasi vandenyje. Tai itin reikšmingas žingsnis, nes tik panardinus masalus į vandenį galime pamatyti, kaip jie juda, ar jų spalvos ir forma išlieka patrauklios žuvims, ar jie geba tinkamai imituoti natūralius žuvelių judesius.
Stebėsime, kaip masalai reaguoja į skirtingus traukimo būdus, kiek lėtą, kiek greitą, ar jie išlaiko stabilumą ir balansą, ar jų judesiai atrodo natūraliai. Taip pat atkreipsime dėmesį į jų plūdrumą ir tai, kaip jie elgiasi skirtingame vandens gylyje. Šis eksperimentas padės mums suprasti, kuris masalas yra tinkamiausias įvairioms žvejybos sąlygoms ir kokių rezultatų galime tikėtis realiame žūklės procese. Kviečiu kartu stebėti ir analizuoti, kaip mūsų pasirinkti masalai pasirodys vandenyje ir kokias išvadas galėsime padaryti iš šio bandymo. Na ir klausykite, tai būtų tiek šiame epizode. Tikiuosi, kad jums patiko. Vienas masalas, 2 dydžiai ir daugybė žuvų rūšių, kurias galime sėkmingiau gaudyti būtent šių masalų dėka. Ta proga taip pat norėčiau jūs pakviesti sekti mus Facebook-e, Instagram-e, TikTok-e, YouTube-e ir X platformoje. Be to, jei jums reikia daugiau informacijos apie mūsų masalus, pavyzdžiui, apie kabliukų dydžius, kuriuos naudojame konkrečiam modeliui ir dydžiui, būtinai apsilankykite svetainėje www.libralures.com. Ten rasite mūsų atnaujintą katalogą, kuriame pateikiame informaciją, ką ir kaip galima derinti tarpusavyje. Iki pasimatymo kitame įraše.